Labutis visiems iš Vilniaus oro uosto, prasideda mano kasmetinės gegužės mėnesio atostogos. Pernai buvau Niujorke, šiemet keliauju į Aziją. Tai pirmiausia bus Kinija, Šanchajus, tada keliauju į Japoniją, į Tokijų ir finalinė stotelė yra vieta, apie kurią aš niekada anksčiau nebuvau girdėjęs, kol negavau bilietų. Keliauju į Fukuoką, Japonijos gale, ten prie Fukushimos visos ir taip toliau. Tai dabar aš esu Vilniaus oro uoste, čia ką tik praėjau saugumo patikras visas va. Ir pabandysiu parodyti viską, kaip čia viskas dabar vyksta. Prieš didįjį Vilniaus oro uosto remontą, viskas tvarkosi, taisosi, galim pradėti nuo remonto vietelės, tai yra bus čia, žinokit, didžiulis knygynas. Galiu parodyti, kaip dabar viskas padaryta ir sutvarkyta. Bus, sako, knygynas toks, kokie būna geriausiose pasaulio oro uostuose, kur visokios knygos iš Amerikos, iš Anglijos, iš Lietuvos, tai va, aš jau priejau. Ir man atrodo, jį netgi birželio mėnesį atdarys prieš visus didžiosius remontus. O tai va, taip atrodys didžiulis Vilniaus oro uosto knygynas. Ką tik išsiaiškinau tokius dalykus, kuo šiaip Vilniaus oro uostas yra ypatingas. Pasakojo panelė viena iš saugumo patikros, tai sako, kad Vilniaus oro uosto internetas, kurio aš dabar naudojuсь beje, yra 10 geriausių pasaulio oro uostinių internetų ir jis yra antras pagal greitumą. Pirmoje vietoje yra estai, o pirmoje vietoje yra lietuviai. Tai va, Vilniaus oro uosto pliusas. Dar vienas mūsų oro uosto pliusas yra tas, kad oro uostas yra įstraukęs į tokią tarptautinę oro uostų kampaniją, kad žmonės gautų būtiniausius dalykus pigiai ir kad jie neišlaidautų. Tai pavyzdžiui, vanduo buteliukuose, mažas buteliukas vandens kainuoja 1 eurą. Čia žinokit visi keliaujantis, kad pagrindiniuose šalių oro uostuose, sostinėse visur vandens galite įsigyti už 1 eurą. Tai Vilniaus oro uoste lygiai taip pat. Nežinau, kiek laiko ta akcija veikia, bet jinai jau veikia. Tai ką man dabar reikia padaryti? Laikrodžių nepirksiu, čia yra laikrodžių parduotuvė prabangių. Einu į lininę parduotuvę, nes keliauju į Japoniją ir ten turėsiu porą interviu ir su lietuviais, ir su japonais. Tai japonai labai mėgsta dalykus iš Lietuvos, tai vienas iš tų dalykų yra gintarai, kitas iš dalykų yra lininiai dalykai. Tai čia yra parduotuvė Linen Tales. O, labą dieną. Labą dieną. Šitą ponę aš jau pažįstu, ne kartą pas ją buvau, kaip keliauju vis. Čia labai stiliova, aš sakau, skandinaviška labai. Bet čia viskas Lietuvoje pagaminta, ne, ponė? Viskas Lietuvoje, visiškai Lietuvoje. Sako, viskas Lietuvoje. Gerai, tai reikia išsirinkti dabar ką vežti į Japoniją, lauktuvių. Ponė, ką gali patarti? Ką galiu patarti? Čia yra rankšluostukai. Taip, yra rankšluostukai, yra vonios rankšluosčiai, labai graži patalynė, bet aišku, patalynė gal sunkiau. Taip, čia patalynė sunki bus, jo. Tai siūlyčiau galbūt rinktis, pavyzdžiui, prijuostę. Arba įvairiausių spalvų. Mes turim... Čia akcija dabar vyksta, ne? Taip, yra tokia akcija 2 už 12 eurų arba 4 už 20. Ok. O prijuostis gal gražu visai? Labai gražu. Žiūrėkit, prijuostis. Oba. Lininės pas Japoniją virtuvėje gamins sušius ir bus su lietuviška prijuostė. Gerai, gal kiek nekainuoja? 19,99, gerai. Kuri jums spalva? Gal šita man graži? Kaip tau? Čia su draugais tariuosi. Šita gera, ne? Gerai, aš noriu šitos prijuostės. Puiku. Va, prijuostė keliauja į Japoniją. Puikus pasirinkimas. O galite kaip nors gražiai supakuoti? Žinoma, kad galime. Kad būtų kaip dovanėlė. Gerai. Galim dar pasižiūrėti čia, kol ponė pakuoja. O čia viskas Lietuvoje gaminama, ne? Visi šitie dalykai. Į indai. Kokie faini indai. Taip. O indai tai moliniai tokie. Nežinau, aš neišmanau tų dalykų. Tai va, tai kol pakuoja, aš galiu čia dar pasivaikščioti. Dabar daug skrydžių yra ir mano skrydis bus su Suomių kompanija, tai tuos skrydžius skrenda labai daug Azijos šalių žmonių, mačiau. Didžiulė eilė buvo prie lagaminų pridavimo. Skrisim turbūt iki pat Šanchajaus kartu su visa masė žmonių. Taip, vyksta pakavimas.
eisim dabar užkasti. Pažiūrėsim kainas ir pažiūrėsim meniu, kaip atrodo viskas. Beje, čia yra toks dalykas, aš juo naudojuosi, nes visą laiką į oro uostą vėluoju. Čia negalima filmuoti, bet aš greitai taip. Tai čia yra šitas apsauginis punktas, jis yra Express, greitoji patikra. Jinai kažkiek kainuoja, man atrodo, jeigu neturi kortelės, bet gali turėti oro uostinę kortelę tokią, aš ją turiu. Tai aš ją visą laiką ateini, pip, kaip parduotuviai ir praeini be eilių. Gerai, pasiimti prijuostę. Ops. Duodu kortelę, palaukit dabar pin kodą, nežiūrėkit, žiūrėkit žmonės. Prašau. Ačiū. Ačiū. Ok. Galim grįžti. Čia visi žinokit perka linus. Prašom suvesti pin kodą. O. Ne, nesiveda kažkokia. Čia sumą reikia suvesti. Paskaidinsiu Japoniją. Padarysiu nuotrauką iš Japonijos. Supratau, puiku. Va, ačiū. Aišku, ačiū. Čekis išlindo. Einam toliau. Ačiū. Ačiū labai, ačiū. Geros. Ir kortelę dar paimsiu. Kortelę būtinai. Ačiū labai, iki, viskas. Turim lininių daiktų. Jinai keliauja į Tokijų. Gerai. Taip, čia yra kavinukė. Coffee Hillas. Labą dieną. Dvi mergaitės. Šitų mergaičių nepažįstu, bet yra, kurią pažįstu. Ar jūs dar turite mango smūtį? Turim. Aš noriu mango smūčio. Čia visada geriau mango smūtį. Ką? Dydžio... Tu gersi? Ne. Mažą. Arba vidutinį. Vidutinį. Gerai. Ar kas nors? Ne. Ką jūs turite čia įdomiausio valgyti? Įdomiausia? Mes darom reportažą. Įdomiausia. Ką rekomenduojat? Rekomenduoju, jeigu mėgsti saldžiai. Saldžiai aš mėgstu labai. Broderiksas. Broderiksas. Jie yra su riešutų sviestu. Su sūriu? Su sūriu? Sūriu riešutus? Ai ne, čia nesuri karamelę, jo. Taip. Sūrus turėtų būti, ar ne? Ne. Duokit šitą, duokit. Broderiksas. Aš perku broderiksą. O čia lietuviškas? Ne. Ne lietuviškas. Gerai. Turi bananų čia nais? Ne, mango smutis ir broderiksas. Sumuštiniai. Vandens į kelionę, ne. O pas jūs patikrinam, ar pas jūs vanduo už eurą? Yra? Pas jūs yra vandens už eurą? Taip, už eurą, bet dar depozitas 10 centų. Ai. Aš pamelavau, kai sakiau, kad euruoste vanduo už eurą. Vanduo už eurą 10 centų. Depozitas dar. Bet galima iškart grąžinti, ne? Nu, čia dėja negalima. Čia negalima grąžinti. Nes čia nėra parduotuvės. Ai, nes čia nėra parduotuvės, okei. Nėra tos aparatūros. Jeigu būtų aparatūra, tada būtų galima. Taip, aparatūros nėra ir negalima. Gerai. Taip. Apsauginis dairosi, kad filmuoju čia, gal nesupeiks. Gerai, gamina mango smūtį. Iš ko jūs jį gaminat? Iš mangų tyrės, ledukų ir vandens. Iš mango tyrės, ledukų ir vandens. Galite saldžiau padaryti? Bet... Gerai. Ačiū. Šiek tiek saldžiau, ačiū. Prašau, jūsų čekis. Ačiū. Gerai, kol gamina mano smūtį, galim nueiti... Broderiksą aš nupirkau. Galim eiti pasižiūrėti į Duty Free. Apie Duty Free galiu papasakoti, kad Duty Free yra 2 rūšių. Aš stoviu prie Duty Free maistas. Va tai va. Dar vieną įdomią informaciją sužinojau, kad visi šitie Duty Free priklauso kažkokiam tarptautiniam tinklui ir jeigu būsit, pavyzdžiui, Londone arba būsit Paryžiui, tai jie visi priklauso tam pačiam Heinemann. Va. Ir visada galvau, kad jie visi kažkam priklauso atskirai žmonėm ir tiesiog vadinasi Duty Free. Bet ne, jie yra visi vienam. Tai čia yra lietuviškų maisto produktų. Pažiūrim, ką parduoda ir kiek kainuoja. Šiaip, ką aš važiuodamas pas emigrantus, ką aš važiuoju visada, tai kadangi mano kelionės būna dažniausiai po Europą, tai kelionę aš paimu sūrelių, nes lietuviai, emigrantai labai mėgsta sūrelius. Čia yra sūrelių, va. Yra sūrelių, tai aš juos imu, bet dabar neimsiu, nes į Japoniją jie nenuskristų turbūt, ištištų. Tai imu visada sūrio lietuviško, tada, kuris geriau 24 ar 36. 36 brangiausias, bet man atrodo skanesnis yra 24. Taip ar ne?
24. Imu 2-24 metų. Čia bus lauktuvė. Čia bus į Kiniją. Čia bus į Kiniją, iš Šanchajų. Ten susitiksiu su viena labai įdomia moterim. Apie ją papasakosiu vėliau. Šokoladų skyrius. Labą dieną. Šokoladų skyrius. Čia šokoladai, kurie tikrai yra lietuviškas pasididžiavimas. Vien pakuotė paverta. Tai aš labai mėgstu, kai būna saldu ir sūru. Tai čia yra su jūros druska. Labai gražus. Dar pasakysiu, man jau smūtį ten padarė, kol perku tą šokoladus, papasakosiu, kad tokius dalykus, šokoladukus, visokius saldumynus, iš Lietuvos labai faina turėti, kai skrendi ir nori paslaugos. Pavyzdžiui, atskrendi, dabar aš atskrisiu į Helsinkio oro uostą ir ten nori, kad į kitą skrydį teta pasodintų prie lango. Tu sakai, teta, pasodinkit prie lango, teta, mėtos, bet sakai, teta, aš jums atvežiu šokoladą iš Lietuvos. Arba aš jums atvežiau mažą šokotį iš Lietuvos. Kas tas šokotis? Tada pasako istoriją ir teta užburta ir tada jinai jau nieko negali padaryti ir sodina tave į gerą vietą, ten, kur tu norėjai. Gerai, tai paėmiau porą šokoladų. Tokios rūšys reikia paimti, nes kai kam gali nepatikti su druska, ne? Va, labai gražus irgi. Pieninis šokoladas kažkoks. Su varnele. Ir dar labai faina, sakiau, tokiam smulkiom dovanytėm, tai turėtų lietuviškų visokių saldainių. Nu tai jo, čia yra daug lietuviškų saldainių. Įdomiausias dalykas, ką aš čia matau, ko aš nemačiau niekur kitur, tai yra bačkos medaus. Bačka medaus. Kainuoja 40 eurų. Brangu, bet gražiai atrodo. Oi, dar šokoladas. Pigesnis, klausykit. Oro bučiniai. Ai, čia yra paukščių pienas. Turbūt. Gerai, imu paukščių pieną. Imu paukščių pieną ir imu 2 šokoladus. 2 šokoladus, gerai. Keliauja su manim šitie dalykai. Čia yra konservų dar parduoda, jeigu mėgstat konservus. Žiauriai geras smūtis tavo. Geras smūtis? Atnešė man smūtį. To išgersiu tą smūtį. Duona yra. Duona kainuoja 1 eurą. Kiek kainuoja parduotuvėje duona mieste? Kas žino, kiek duona kainuoja mieste? Eurą kainuoja? Nežinau. Čia yra 2 rūšių duona, ajarų ir liliputų. Liliputas, ne liliputo, liliputas. Va jos. Opa. Gerai. Labą dieną. Nepykstat, kad filmuoju? Ne, tik manęs nefilmuoti. Jūs nefilmuosiu, gerai. Ar galite neleidžia jūs filmuoti, bet Rūtos Meilutytės šokoladas. Kas čia? Rimtai? Vau. Rūta, linkėjimai. Tavo šokoladas. Panelė, kuri prekė yra populiariausia čia lietuviška maistinė? Šokotis? Šokotis. Ai, tai aš dar šitos noriu perku. Ai, vienas turi perku gal. Gerai, nes nepanešiu paskui, labai daug bus. Tai perkant 2, 3 nemokamai. Perkant 2, 3 nemokamai. Gerai, iš 3 suvalgysiu oro uoste. Paimsiu 3. Perkant 2, 3 nemokamai. Ok. Grįžtam. Tai tegul ateina, ateikit. Tai palaukit. Oi, ten yra supakuotas, aš žinau. Supakuotas, gerai, atneškit. O man į lėktuvą bus galima įsinešti maišą, nes čia labai daug prisipirks. Galima, gerai. Tai va, šokotis tai yra rodžiotas. Šitas šokotis, ne? Ar didelis? Didelis šokotis. Wow, va šitas šokotis yra populiariausia lietuviškų maisto produktų duty free prekė. Alų parduoda dar, ne? Bilietuką, gerai. Dabar labai sunku. Ir bilietuką, ir viską. Palaukite, kur mano pasas? Galite palaikyti? Ačiū. Laiko panelė, kuri nenori būti kadre. Pamečiau pasą. Čia yra klasika. Va, radau. Mano bilietai. Prašau. Ačiū. Aš filmuosiu tik su ranka, kad jūs čia tikrai esate. Va. Gerai. Bet pačios jūsų nesimato. Graži panelė. Justina, labai gražus vardas. Toks kaip iš filmo. Panelė Justina. 22.30. 22.30. Gerai. Kortelė. Taip. Sakau, maišą. Up. Blogai suvedžiau pin kodą. Palaukit.
Dabar gerai bus. Ja, yra gerai. Čia parduoda netgi arbatų lietuviškų. O antra pagal populiarumą prekė? Duona. Duona. Taip galvau. Sūrelių neperka. Perka, bet ištirpsta jie. Nu, aš manyčiau, kad jau. Jis iškart suvalgai. Gerai. Klausia, ar jūs labai graži draugai? Labai graži. Bet slepiasi, kas čia įvyko? Jūs neįvedėt. Aš neįvedžiau pin kodo, aš laukiu, galvojau, čia ne Justina kalta, aš kaltas, kad viskas užtruko ilgiau. Va. Tai va, tai panelė Justina graži, bet jinai negali filmuotis, nes yra dvi priežastis, darbas jai neleidžia ir kita priežastis yra pavydus vaikinas. Taip? Taip. Sakė taip. Gerai, ačiū Jums labai. Lietuviško duty free maisto ir linų. Einam toliau. Mano mango smutis. Mano mango smutis ant padėkos merginų. Dėkojam mergaitėm iš Kotkai Hilo, kavos kalnelio. Ačiū merginos. Prašau, skanaus. Labai skanu. Geras Iki. Einam toliau. Dabar reikia valgyti. Eisiu valgyti, tai čia yra dvi vietos. Yra viena vieta, kur parduoda, aš vadinu, mamos sumuštinius, tai tokie kvadratiniai sumuštiniai su dešra. Yra agurkų ant viršaus, arba yra ten tarptautinis Subway'us. Taip, tai reikia pažiūrėti dabar man, kelinti mano vartai. Ir tada bus galima, ir tada bus galima į toliau. Oi. Žiūrėjau, geras interneto ryšys, tas man patinka. Kas negirdėjo, tai antras pagal gerumą pasaulyje arba Europoje, neatsimenu. Taip. Gerai. Dabar einam į valgymą su smučiu. Nežinau, bus galima įsinešti kitą kavinę smutį, bet bandom. Aruoste 11 val. Yra mažiau žmonių negu kad 6 val. 6 val. Būna trigubai daugiau, čia draugai mojuoja. Labas. Gerai. Einam valgyti. Čia yra kosmetikos duty free. Turiu vieną tokią paslaptėlę apie tą vietą, bet papasakosiu kitą kartą. Priėjom prie vienos vietos, čia buvo labai gera pizzerija anksčiau. Iš tikrųjų, tai vienintelė vieta, kur aš anksčiau valgydavau, bet ją uždarė. Bet kad uždarė, reikia nerūdėto džiaugtis, nes čia, man atrodo, dar iki didžiojo aerouosto remonto bus vienas restoranas, kuris yra labai geras Vilniaus centre, jie yra du. Vienas yra Šiaurės miestelio, kitas yra Vilniaus vartuose. Koks tai restoranas, atspėkit jūs. Gerai, atėjom prie Subway. Pirmą kartą gyvenime Subway valgiau, kai buvau pirmą kartą Londone. Ir man tai buvo kažkas tokio. Šiaip retai valgau, nes jis labai didelis ir labai prisivalgai. Taip pat čekinsim kainas. Ar tokios kaip mieste. Sumuštinis 4 kem. Man atrodo tokios pačios. Yra Ozė dar Subway'us, man atrodo, čia. Labą dieną. Gerai, tai jūs sėsiu ir tada papasakosiu, ką aš darysiu Japonijoje, ką aš darysiu Kinijoje. Beje, būsiu tenais jau šiandien Lietuvos laiku, tai čia Šanchajuje būsiu. Galima? Ne dar. Gerai. Čia mano vien yra keleivės draugės. Pažiūrėkit, fainas labai. Va, mes su šitom ponėm tai keliausim. Kas namo, aš į svečius. Eilė prie sumuštinių. O va, galima eiti. Labą dieną. Ko jūs vardu? Raimis. Raimis bus sumuštinio maestro. Raimi yra kažkoks dienos sumuštinis būna, ne? Pas mūsų aerouoste neturim paslaugų. Dienos sumuštinio aerouoste nėra ir nereikia. Aš tada noriu su bandelė. Galima bandelę rinktis, ne? Viskas kaip visur. Va bandelės. Tai aš noriu su lietuviškai, kaip tai matyti Subway'us sumuštinio bandelės, lietuviškai pavadintas, tai su raudonėliu.
Visada pridavau angliškai, nežinodavau, ką tai reiškia, tas soda raudonėlis. Kaip angliškai raudonėlis? Oregano. Oregano? Ok, you think? I think too. Gerai, aš noriu tada su oregano. Ne, pusę. O gal visą, bet per pusę pjauti. Bus į kuprinę. Nes iš čia paimsiu ir bus... Aš Helsinkį turėsiu 4 valandų prastovą. Dažnai taip darau, prisimu maisto iš Lietuvos. Dar dažniau ne iš čia, o iš biznio klasės, o kartais iš čia. Nu, ir iš ten, tai iš tikrųjų. Ir tada nuvažiuoju į kokį brangesnį ruostą ir ten tada yra visko valgyti. Ir dėsim vidų. Vištos. Kokios paprastos, aštresnės. Aštresnės. Ai, saldi yra ta, saldžios vištos. Deda saldžios vištos. Nuo kelių valandų jūs dirbat ryte? Nuo 4 aš ateinu, bet atsidaro nuo 5. Ateina 4 valandą žmogus, įsivaizduojat? Kai aš dirbdavau radijų iš 7, manęs klausdavo, kaip aš atsikeliu 6. Kaip jūs atsikeliat 4? Ne, jūs ateinat 4, jūs atsikeliat 3. 4 jau. Jūs keliatės 3, ne? Na, atsikeliam. Einam mėgot anksčiau. Kada einat mėgot? Nu, įvairiai. Būna ir 12. Būna 12, tai čia anksčiau? Tai čia nėra anksčiau, bet jau taip ir gal. Supratau. Labai sunku dabar filmuoti ir save ir jūs. Aš jūs filmuosiu, kaip jūs darot sumuštinį. Jei mano telefonas iškris, aš labai liūdėsiu, nes čia taip nepatogu. O aš galiu filmuoti, ne? Na, jei jau pradėjau. Jei jau pradėjau, tai galiu. Bet čia pagal taisyklės gal negalima, ne? Nu, kad jau pranešė, sakė, ateis. Svarbiausia, geriausia taisyklė yra nepaklausti ir nesužinoti, kad kažkas yra draudžiama. Tada darai ir darai. Nes jeigu žinai, kad yra kažkas draudžiama, tada jau nebegerai. Tai viskas, aš gerti turiu. Man jau geba sumuštinį. Tai ką, bičiuliai, tokie reikalai iš oro uosto. Tai aš sakiau, kadangi labai ilgai viskas čia trunka, tai pasakoju greitai. Japonijoje švęsiu gimtadienį, tai čia bus gegužės 12, man rodos ketvirtadienis. Tai dienai aš turiu tokį užsisakęs ypatingą viešbutį. Iš tikrųjų, derinu nuo tos dienos, kai bilietus nusipirkau, labai sudėtingas viešbutis, nes ten žmonės rezervuojasi vietas iš anksto ir aš gavau vietą ten tik todėl, kad kažkas tai cancelino savo užsakymą. Tai gyvensiu tarp tokių įdomių kinų moteryčių ir tokioj labai įdomioje vietoje pamatysit. Daržovės, marinuoti agurkėliai. Kažkas su garsu čia buvo, kad kažką nuspaudžiau ką tik. Marinuoti agurkėliai, panelės iš Rusijos. Marinuoti agurkėliai, tada gal pomidoras. Ir kas dar? Svogūno nereikia. Salotų lapai. Salotų lapų. Ir gal padažą dar kokį, ne? Viskas. Honey mustard. Ir ką dar? Ne, jalapeną nenoriu, bet noriu gal barbekiu, bet taip lašelio. Ačiū. Linija, labai gerai, puikiai. Puikus žmogus, puikus sumuštinių meistras. Tai va, tai čia bus tokį gimtadienio šventė. Tada dalyvausiu ten porą renginių, apie jos irgi papasakosiu, susitiksiu su keliais lietuviais. Tai ir Šanchajui, ir Tokijui. O atskirai su viena kitė. Ir finalas bus jau Japonijos ten tokiam galekė visiškam, kur turėtų būti labai egzotiška, kur turėtų būti tikra Japonija. Tokijos irgi, aišku, tikra Japonija, bet turėtų būti ten toks biški provincijos reikalų. Tai va, tokia mano kelionė, toks yra oro uostas ir dabar aš nuvalgiau, stebėjau sumuštinio. Kyla klausimų, tai parašykite, atsakysiu. Jei turite rekomendacijų iš Japonijos arba iš Kinijos, iš Šanchajaus arba iš Tokijo konkrečiai, tai tuomet jūs man parašykit į privatą. Maišelį būtų gerai, ja. Ačiū. Ačiū visiems. Galvoju, dar šiek tiek greit parodyti jums. Šiaip labai daug remontuojamų vietų yra. Ai, dar palaukit. Ne, dar nebaigiu. Dar nebaigiu. Kino teatrų noriu parodyti. O ten nemokamai? Atsigert nemokamai. Atsigert nereikia. Maišelį ir užteks. Atsigert turiu. Vieną čia valgysite, vieną tik jau ne. Abu įdėkite į kokį maišelį, aš ten nusinešiu, kur nors čia visi staliukai užimti. Ten kitoj pusėje dar yra. Yra, ne? Nu tai ten iš. Su langu ten? Jo. Gerai. O, kolega, reikia įsileisti.
kolega atėjo. Gerai, eikite leisti. Ačiū Jums labai. Ačiū už viską. Iki. Aš paskutinis dalykas, ką noriu parodyti, tai kad Vilniaus oro uoste yra kino teatras. Aš jame iš tikrųjų niekada nebuvau, nes, kaip sakiau, atvažiuoju visada paskutinę minutę ir vėluoju. Ir kadangi reikia visai nupirkti lauktuvės visokias, tai būna labai sudėtinga. Dar nuėti į kiną, bet dabar aš einu į jį. Nežinau, čia sudabdys mane ar ne, bet bandamai. Vadinasi, Filmbox LT, aš esu matęs reportažą apie šitą vietą, bet pats čia niekada nebuvau. Šiuo metu ar ne. Va. Va, čia rodo multiką kažkokį. Aš esu kino teatre. Va, tai jeigu ilgai lauki savo skrydžio, atidėjo skrydį ar jungiamasis koks užsieniečiam, tai tuomet čia atini praleisti laiko. Slapta vietelė. Tai va, nežinau, kino teatras yra nemokamas, bet varat prieš skrydį anksčiau ateina čionais. Čia galite ir lounge sėdėti. Tai čia dabar, kas jau yra naujo padaryta, o netrukus, kaip sakiau, bus remontas, tai bus labai gerai. Ir labai laukiu to restorano. O, ir mano skrydžio vartai. Helsinkis. Tai ką, viskas. Aš netrukus dėsiu savo tradicinę nuotrauką iš kurios nors oro uosto vietos. Ate.